Labas visoms ir visiems, su jumis sveikinasi Virginija, 100 metų nesimatėm ir supratau, kad reikia pafilmuot, nes sandėliukas pildosi ir net negaliu suslėpti visko, kol jum neparodžiau. Tai, kaip matot, šis beitas labai įdomus mane aplankė, bet paliksim visą šitą komentarą pabaigai. Visas įdomybės dabar nustumėm į šoną, jos čia va tik šonė šmėžos, o pradžiai pradedam nuo seniausių sandėliuko papildymų. Tai irgi dar kažkada, kokį gūdų balandžio, man atrodo, mėnesį, aš pasipildžiau savo audinių atsargas iš rankdarbių ir pasižiūrėkim, ką aš ten gero nudžioviau už savo pačios pinigus. Tai turiu Eva 32, tokį bordo spalvos, turiu jam planų, pasipildymui kanvos miško žalumo, jin tokia šaltesnė yra negu Christmas Green, bet irgi, nu ir ką, tapau juodos kanvos karalienė, nes buvo visokiausių likučių ir aš juos visus pasiėmiau, kiek radau. Kodėl juoda kanva? O todėl, kad aš pasižiūrėjau, kad visai mėgstant jos siuvinėti kokius nors longdogus. Ir taip pat turiu iš savo dizaino vieną idėją, kuriam reikia būtent 14. Ir gali būti kanva, nes pilnas išsiuvinėjimas. Ir gali būti ir juoda. Man asmeniškai ant juodos siuvinėti nesunku. Ir dar aš toks keistas žmogus, kad man nereikia. Net negalima, kad būtų po apačia kažkas balto, kai šviečia baltos skylutės, aš tada nematau. Man reikia, kad po juoda kanva būtų juodas fonas. Po balta kanva irgi. Taip. O, čia šitas, taip, čia nepilnas, čia pabėgo. Taip, atkasėm. O, viską atkasėm. Taip, ir iš pabandymui irgi pasiėmiau 35 kaunto terekotos lino. Aš galiu pasakyti, kad svetainė jis man atrodė toks rudesnis, labiau molio spalvos, o šičia jos toks net vos ne, kaip čia, molio rožinė. Tai mane šitas spalva truputėlį nuliūdino, dar nežinau, ar siuvinėsiu ant šitos medžiagos kažką, nu bet bus matyti. Ir kaip dovanėlė, tai įdėjo mažyti gabaliuką su tokiais žalsvais taškučiais. Kreminės spalvos. Aš šiaip visas medžiagėlės apsimėčiau neseniai su overlocku. Tai irgi yra amžiaus įvykis. Tai šitam mažyčiam gabaliukui aš sugalvojau irgi dizainą. Jis jau yra padarytas, tik man reikia nuspręsti, ar ten visas ornamentas bus, tarkim, juodas, ar kažkurios iš žalių spalvų. O tai vat, tai dar nenusprendžiau. Bet kai nusprendžiu ir pradėsiu, tai būtinai papasakosiu. Taip, tai va, iš rankdarbių, va, tokia didžiulė krūva, galės keliauti savo visas papkutes. Iš vienos siūlų parduotuvės irgi pabandymui pasimiau čia 12, man atrodo, kaunto yra raudona kanva, tai galvoju irgi gabaliukas, koks čia 34 ant 45. Tai kokiam nors kalėdiniam dizainui ant pagalvėliai, pavyzdžiui. Tai čia irgi, kaip matot, kaina labai nedidelė buvo. Tai pabandžiau. Taip, šitos vis dar paliksim. Dabar įslenka dar viena krūvelė gėrybių. Taip. Va, šičia jūs gerai elkitės. Gražiai elkitės. Avytė, tu čia irgi galiu šmėžuoti. Taip. Mes seniai bekalbėjome apie mano draugę Indrę. Taip. Tai va. Tai mano draugė Indrė. Jinai irgi man pridovanojo arba atidavė visokių dalykėlių. Tai pavyzdžiui, iš tokių keistesnių, va čia buvau pas ją. Sako, imk šitą liną. Sako, aš nežinau, ką ant jos siuvinėt. Aš irgi nežinau, ką ant jos siuvinėt, bet paėmiau, nes linas. Čia koks 28, man atrodo, bus. Tai va. Ir tada galvojau. Ir galiu net parodyti. Gal net netoli turiu. Taip.
O gal ir netoli. Taip. Tai irgi, tai gal ir girdėjot. Aš pagalvojau, kad aš ant šito lino, nesvirok, galiu išsiuvinėti šitą namelį su langinėm. Nes lina, kuris čia buvo originalus toks, irgi 28 natūralios spalvos, aš išpiešiau ir panaudojau kitiem geriam tikslam. Kažkaip man buvo gaila tokiam paprastam nameliui. O kažkaip ant šito pagalvojau, kad man asmeniškai šitas raštas, jis toks labai aktyvus yra. Ir jeigu smulkesnis, subtilesnis dizainas, jis tiesiog jį gali suvalgyti vizualiai. O kai yra paprastas dizainas, va tokie dideli plotai ir didelis pakankamai, tai turėtų visai gerai jie tarpusavį susidraugauti. Kitas dalykas, kad Indrė darė užsakymą iš 123 Stitch.com ir man padovanojo va šitą tokį gražų, labai gražų gabaliuką Jade atspalvę. Tai čia telpa A4. Yra tokia švelniai žalsva spalva, tokia šiaip gan šalto atspalvio, mėtinio tokia šiek tiek. Irgi toks labai mielas. Šitas gabaliukas irgi toks. Indrė, sakau, aš sugalvojau milžinišką dizainą, bet neturiu jam kanvos. Sako, tai tu gal pabandyk ant Belanos, va čia 22 kanto, va, kur per vieną siūlą siuvinėjasi. Sako, aš jas daug turiu, tai duosiu tau. Nu, mes atsiskaičiavom, va, kiek ten reikia, ten maždaug 200 ant 300 kryželių. Toks ir milžiniškas, taip sakant. Ir aš jį parsinešiau namo, va, apsimėčiau viską, va, atsikirpau gabaliuką. Ir supratau, kad man taigi jis netinka. Nes ten reikės didelio kaunto ir man tinka kanvos šitam reikalui. Tegu ir juodos, nors gali būti tada iš principo bet kokios, o šitas man netinka. Tai va, tai tokia, gali būti, kad grįž šitą dovaną Indrei. Taip sakant, atgal Indrės sandėliuką. Ir čia irgi, sugalvoju, kad man reikia padovanot rinkinį siuvinėjimui su vilna, nes aš nebuvau siuvinėjus su vilna, tarkim, kad ir iš riolio. Ir taip ir padarė. Kanva, kuri čia buvo, aš jau išpešiau, nes jis man labai nepatiko. Bet dizainas pakankamai mielas ir manau čia vat kokį rugpjūčio mėnesį ar rudeniop, galbūt man kils noras jį ir pasiuvinėti. Ir taip pat atidavė va šitų kačiukų likučius. Čia 86 buvo Indrės proceso numeris. Pas mane yra mažai procesų, pas ją yra keli šimtai. Tai, kaip sakant, galbūt kažkada mes pateksim pas ją į svečius su kamera ir kažką parodysim. Bet kažkada. Tai va, tai čia šitie kačiukai, čia toks kaip knygų skirtukas ir aš manau irgi aš jį gal susivinėsiu tokį dar mažesnį, va, per pusę gal, kad čia tiesiog 3 katinai žiūri į ugnį. Nu, žiūrėsim. Va, čia visko, manau, tikrai dar pakaks, o juodos kanvos pas mane yra jau sočiai. Ir dar vienas dalykas, jis man padovanojo tokią dizainerės Anos Petunovos knygutę iš kažkur radusi su gėlių dizainais. Tai kas man joje patiko, tai tuoj vat atversiu. Iš tokių smagesnių yra dizainai vat su kaktusais, ten visa tokia serija. Tai galvoju, gal ant, nu, tarkim, šį čia daugiau matosi. Ar ant plastiko išsiuvinėti, ar gal kaip į vieną darbą sudėti jos. Bet dar labiau man patiko botanikos serija. Tai tokia va kaip, tokia, nu šiek tiek linkusi į botaniką. Tai vat krokas žydrė ir narcizas su svogūnėliais, manau, irgi puikiai gausis ant vieno kokio nors
darbo. Taip. Tai va, tai šitie. Taip. Nu, gali būti kampe. Ir vienas iš naujausių papildymų yra, bet čia aišku dar ne viskas, vis tiek bus, aš manau, dar keli tokie gabaliukai, nes sandėliuką papildė daug labai keistų dalykų, labai keistų, kurių niekada iš manęs nebūtumėt tikėjusi ir aš iš savęs nesitikėjau, bet čia, nu, intriga irgi arba kitai video daliai, arba kitam video, vienu žodžiu. Tai vos vakar pasiekęs mane siuntinėlis jau mano užsakymas iš 123. Igi kas pas mane atskrido, ogi atskrido aušyš. Aušyš tai yra avis. Tai yra nuostabioji viso avytė, kurios ausis tabaluoja. Ir kai jau nuėjau ir radau šitą schemą, taigi ten yra dar viena kito gamintojo, Jardin Privé. Irgi avyčių istorijos, antra dalis. Ir čia yra va, šitos aušyš, kurios taip lekia vis, kad net aušyš tabaluoja. Čia aišku visas sampleris susideda iš daug tokių mažų dalių. Aš tai nežadu visų pirkti. Man patiko šita dalis. Tik irgi manau, kad nesiuvinėsiu alfabeto, susiuvinėsiu tik tai pačias avytės. Ir bus jų, taip sakant, draugės. Avis avytė ir dar 3. Tai va, pasipildė mano avių kolekcija. O aš turėjau ją tokią. Čia turėtų atsirasti ekrane didžiulis klaustukas ir labai susimąsęs koks nors, pavyzdžiui, katinas. Nesmė, bet aušyš yra gerai. Dar vienas sampleris, kurį įsigijau, tai yra Blackbird Designs, All Joys for Dying. Irgi tai yra interpretacija istorinio samplerio, va čia jis viršelio gale, taip ramiai, nekliudom štatyvo, yra toksai, tai irgi yra netiksli rekonstrukcija, bet tai yra interpretacija, kad rašo Katerinos Williams siuvinėtas kažkur 19 amžiaus pradžioje. Ir kad nėra išsiuvinėta tikslios datos, tai aš manau preliminariai, nežinau kodėl, 1881, jeigu čia sako 19 amžiaus pradžia. Na, nesmė, čia galima pasikeisti datą ir manau tai ir darysiu. Ir man patiko tas toksai, nesakyčiau, vasariškas visas bordiūras, rėmelis su tokiam kaip ogytėm, irgi paukščiukai, bitutės, nu vienu žodžiu. Vienu žodžiu pavasaris. Tai va, tai irgi kodėl, vat 3 skirtingų gamintojų schemos, nes norėjau 3 autorius išmėginti, kurių nesu bandžius. Tai manau, šitie visi bus iš mano gimtadienio startų. Nes praėjusiais metais pradėjau tokią savo tradiciją, kad darau gimtadienio startus. Tai praėjusiais metais tai buvo 6 darbai pradėti ir iš jų jau nemažai yra baigta. Tai kai bus video apie pabaigtukus, rezultatus, tai tada papasakosiu. Kitas dalykas, kad aš pasėmiau porą lino gabaliukų Picture This Plus, kaip ir va Indrės dovanotas, tik čia yra 40 kaunto linas, Swamp atspalvis, tai irgi toks vat grinai, toks labai gražios samaninės spalvos, tokiais rudom dėmėm labai gražus. Čia, irgi, vat, čia toks didesnis jau gabalėlis. Ir tamsiai violetinis A4. Irgi labai graži, sodri spalva. Aš kažkodėl įtariu, kad šitas tamsiai violetinis jis iškeliaus ne man, bet kol kas rodo kaip prie savo. Taip, tai čia yra jau tokie patys pagrindiniai sandėliuko papildymai, o manau, dabar eisiu pafilmuoti visokių keistų dalykų. Tai neatsisveikinu. Arba atsisveikinu. Taip, tai grįžau ir manau, tikrai nustebot pamatę pas mane ant stalo visokių tikrai man neįprastų dalykų.
bet jeigu sekat mane Instagrame, tai jau turbūt pastebėjot, kad vienu metu mane buvo apnikus karoliukų manija. Nei iš jo, nei iš to. Tiesiog paėmė ir apniko. Tai kokie tai karoliukai? Tai buvo Preciosa ir Toho biseris. Ir aš radau tokių gana ilgų, metalizuotų karoliukų. Irgi kelių tipų, kelių spalvų. Tai trumpesnių, ilgesnių. Ir dar kur nors juodi turėtų būti. Kur jūs? Nu, vienu žodžiu. Kažkur aš juos kitur padėjau. Ir dar tokie juodi. Tai jie man pasirodė fantastiški ne tiek siuvinėjimui, kiek sodams verti. Taip. Tai kaip tai atrodo, tarkim, mažas sodelis iš tokių pusiau permatomų baltų vamzdelių. Tai irgi jis dar gali būti pakabinamas ir jam dar apačioje reiktų kažko pakabinama. Tik šitie konkrečiai vamzdeliai, jie tokie pjauna labai valą. Aš vėriau ant tokio plono juvelyrinio valo. Tikriau net ne juvelyrinio, biserio. Ir jis įpjauna. Tai buvau, kad tvirtinus, tai aš manau, ieškosiu kažkokio kitokio. Ir turiu pradėjus didelį sodą iš juodų, tokių tardiruotų kamoliukų. Kokių kamoliukų? Karoliukų. Vamzdelio. Tik irgi ant tokio tamsinto, bet irgi neatlaiko, tai aš manau paimsiu visą, išardysiu ir perversiu. Čia šiaip aišku darbo jau yra nemažai įdėta. Tai šitas konkrečiai, jeigu šitas sodelis yra paprastos konstrukcijos, tai čia yra 9 langeliai, tai 3 ant 3. Arba 3 aukštų vadinama su tokiais. Tai toks paprastos konstrukcijos. Tai šitas jau yra vadinamas, kai veriamas yra dangus, tai tokia, kaip čia, piramidė, tik tai jinai yra su siena, čia yra jos siena ir vidus yra tuščias. Tai taip techniškai paskui yra sudėtingiau šiek tiek verti. Ir aišku, aš veriu sodas iš šiaudų, tai pagalvojau, kad galima suverti sodą ir iš karoliukų, tik ne visada būdavo tokių. Aš visai apsidžiaugiau, kad tokie atsirado. Tikriau, kada aš juos suradau? Galbūt jie seniai buvo. Kas siuvinėjot karoliukais, ar domitės karoliukais seniau, tai galite pakomentuoti. Tai tai sodas, tai jis turėtų būti dar ilgesnis, kažkur dar tokio dydžio. Ir kaip atrodo iš spindinčių jau karoliukų suverti. Mažesni, didesni elementai. Ir aš rinkau juos, kad jie visi tarpusavį derėtų pagal dydžius ir faktūras. Taip. Tai šitie sodai eina į šoną. Šitas plastikinės kanvos gabaliukas, jis irgi pateko į mano sandėliuką, bet kaip matot, jau yra gerokai apkramtytas, tai yra apkarpytas. Nes ištikus karoliukų manijai sukūriau ir išsiuvinėjau keletą dizainų. Apie juos papasakosiu daugiau kitą kartą. Bet irgi iš tokių įdomesnių, ką aš dar radau. Tai irgi, aš šiaip labai nedraugauju su blizgučiais, tai turbūt dėl to ir nelabai domiuosi karoliukais. Bet aš radau karoliukų, kurie yra nuostabus matiniai. Čia irgi nežinau, kiek jų matosi, čia prieš langą. Bet čia yra tokia kaip violetinė spalva. Matinė tokia violetinė. Kaip sakyčiau, šviesi slyva. O čia yra jūros bangos spalva, jeigu angliškai yra teal. Tai irgi, nuostabus. Nuostabus karoliukai. Radau ir tokių kaip sendintos bronzos spalvos vario karoliukų, matinių karoliukų.
ir samaninės žalios mažesnių ir didesnių, ir baltų. Bet pasiėmiau ir iš Preciozos rinkinuką tiesiog įvairiausių tokių pakabukų. Tai irgi turiu planą, kuriuos galėsiu panaudoti. Ir tokių irgi gamtinių spalvos karoliukų. Tai čia šitie nežinoma gamintojai yra. Bet kažkurių iš tų rinkinėlius, turbūt likučių. Tai va. Man šitie visi labai tinka. Dabar visi susitvarkot gražiai. Susitvarkot. Aha, ko aš dar įdomu pasinau. Tai apvalių karoliukų, įvairių metalo atspalvių ir ypač šitas kosmosas, irgi gražus labai. Dar vienam dizainui patobulinti savo sukurtam kaip variantą, tai pasėmiau žalių ir raudonų karoliukų. Ir iš įdomesnių, taip, irgi įvairiausių aukso spalvų. Išbandymui pasėmiau kaniteles. Tai irgi va, įvairių stambumų, įvairių faktūrų, atspalvių. Tai tarkim šita, tokia šviesiausio to aukso tokia, o kitos tokio kaip sendinto ir kaip žalvario spalvos daugiau. Irgi, tai tarkim, jeigu va šitos yra labai minkštos kanitelės, šita tai tokia vilutė, bet irgi pakankamai minkšta, tai šitos yra gana kietos. Taigi bus įdomu pamėginti kokį nors senovinį dizainą. Taip, tai šitie tada eina į šoną. Iš tokių keistesnių dalykų, kurie irgi mane ištiko, bet visai pasiteisino, paėmiau ir išbandžiau vadinamus floss tagus. Tai yra tiesiog, kai ant kortelių yra suveriami. Tai žiedo neturėjau tuo metu, tai tiesiog irgi čia yra dovanų etiketės. Pirkau toje pačioj karoliukų parduotuviai. Jau turėjau širdelės formos išmuštas skylės. Ir kadangi siuvinėjau vieną dizainą samplerio tipo, kuriam buvo nedaug spalvų ir kurį aš toliau dar siuvinėsiu, tai tiesiog paėmiau ir susirašiau siūlų numerius. Tai čia yra visi iš DMC Color Variations, man atrodo, serija. Tai kur virš 4000. Ir vienas siūlas Ankoro. Nes man patiko atspalvis, kaip jisai, va tas žalsvas, kaip jis keičiasi. Tai va, tai tiesiog ant gumytės, nuo kurios yra veriamos apyrankės, irgi susirišau ir visai man patiko šitas variantas. Ir dabar jau iš Temu atėjo mano užsakymas su šitais žiedais, tai va, kurie susideda. Ir užsisakiau daugiau tų tegų, šitų dovanų etikečių, išsimušiau, tarkim, ant vienų, tarkim, 2 skylutės su paprastu skilamušiu. Tarkim, būna, kuriem reikia didelių skylių, tai su tuo specialiu skilamušiu jau muša, kur yra didelė skylė. Man tinka ir mažos, aš jas telpu. Tai tarkim, irgi pagalvojau, gal jeigu sumažint kiekį, kiek man reikia tų etikečių, jeigu nedidelis dizainas, tai galima 3 siūlus ant vienos susikabinti ir panašiai. Tai va, taip atrodo šitie mano konstrukciniai papildymai. Dar užsisakiau tiesiog patiems procesams tokie paprasti vokeliai užspaudukų užspaudžiami. Čia vidutinio dydžio procesėliams, tai irgi juos telpa, va, tarkim, pirmi nurgi kvadratiniai, nu, tokiam nedideliem dizainam. A5. Dauguma pas mane yra A4 dydžio vokuose arba maišeliuose. Dar labai keistas dalykas, kurį užsisakiau ir jau atėjo, yra lipdukai. Kodėl? O todėl, kad kai buvau svečiuose pas Indrę, jinai parodė savo lipdukus.
Kelis aš gavau dovanų, kokius norėjau, ir tada supratau, kad man jų reikia. Pavyzdžiui, va tokie visokie katinai. Ir parodysiu, tai čia visokie augalėliai. Taip. Ir čia irgi yra visokios bitutės, drugeliai, irgi vintažiniai tokie visokie, su kelionėm susiję, su gamta. Ir kur aš jas naudoju. Ogi naudoju irgi Indrės padovanotai, netyčia, man prilipusiai knygeliai, nes aš šiaip nelabai naudoju užrašų knygelių, aš jų turiu keletą, bet jos taip ir guli. O jeigu, tarkim, darbo reikalams arba nesiuvinėjimui, aš naudoju elektroninę užrašinę, kad tiesiog visada būtų pasiekiama ir nereikėtų prisirišti prie tos fizinės knygelės, kad negaliu užsirašyti, jeigu jos neturi. Bet kažkaip pačiemet pradėjau naudoti šitą. Tai va tiesiog, ką siuvinėjau per mėnesį. Ir iš Indrės gautas lipdukas, va šitas meškutis buteliukė atsirado čia. Tai čia visai neseniai. Ir aš ją pradėjau nuo vasario mėnesio. Tai tarkim užsirašiau, matėt šitą knygelę mano ankstesniuose video, ką kūriau, ką siuvinėjau. Ir čia va dabar jau pasipildė va katinais, užbaigtom lentelėm. Tai čia irgi visokiais tokiais, irgi katinų nuotykiais. Tai kaip matote iš lentelės, va, iš tų lentelių aš ją kažkaip vis didinu ir tarkim balandžio mėnesį aš užpildžiau 2 lenteles pilnai. Gegužės mėnesį mažiau. O birželio mėnesį irgi jau 1 lentelę pilnai didelę. Ir 2, kurią dar padidinau. Tai čia irgi jau ką siuvinėjau jau nebetelpa, o Liepos mėnesį pasidariau dar didesnę lentelę, gal ir vienos užteks. Tai kadangi šiemet daug ne šiemet, šį mėnesį siuvinėjau nemažai dizainų su paukščiais, taip pat užkreivau paukštelį. Ir va tokie reikalai. Ir tiesiog žirklutės. Kirpiklis, man tokia šiaip patinka. Tai va tokios kasdienybės. Mielusios ir mėlieji. Jeigu jau pažiūrėjote iki galo, paspauskit laiką, parašykit komentarą. Ir lauksiu kitas video.